minučių po 20. Aš vis dar vienas. Ir darau tokį eksperimentinį skambutį iš tiesų. Tai to esu pasakosiu, kaip viskas vyks. Pirmas skambutis, kurį darau tokį, tai yra tikrai pirmą kartą. Ir jame dalyvaus toks Tautvydas. Dabar paskambinkim Tautvydui. Aš viską bandysiu paaiškinti. Šiaip tai jeigu gaunas, jeigu gausis, tai bus žiauriai gerai. Jeigu ne, tai nelabai, bet pamėginsim. Čia kaip su kontaktu, žinot, būna. Kartais gaunasi, kartais ne. Dabar skambinam Tautvydui, kuris turi merginą. Klausau. Sveikas, Tautvydai. Sveikas. Kaip tu gyveni? Normaliai, pabiški, kaip tu? Gerai, irgi kažkaip. Nesirgi, viskas gerai? Nu, šiek tiek šiaip pašalė, šiek tiek tokia sloga yra. Supratau. Klausyk, aš noriu paklausti apie tavo mergaitę. Jūs, kaip sakėjai, 2 metus, ar ne, draugaujat? Jo, porą metų. Porą metų. Kaip jums sekas? Nu, šiaip viskas tvarkoj, aišku, visko būna. O tu iš kokio miesto esi? Jūs kartu gyvenate? Kaip mokotės kažkur? Ne, aš šiaip studijuoju, jinai dar mokyklai. Tai jūs, žodžiu, kur tu studijuoji? Kauno kolegijai. Aha, o jį gyvena kur? Jinai gyvena Ukmergėj. Ukmergėj. Žiūrėk, dabar žaidimas, koks čia žaidimas? Čia yra daugiau uždurkė, kurią atliksi tu. Aš turiu tavo mergaitės numerį, mes paskambinsim jai ir tu kalbėsi. Tu kalbėsi su ją ir turėsi vieną dalyką pasakyti. Kad gautum radistų tą plakatą, gražų labai. Aš dabar galvoju, ką tu turėsi pasakyti. Tu turėsi pasakyti labai, tokį nemielą dalyką jai. Ta prasme, turėsi ją išdurti. Klausyk, kada paskutinį kartą buvai be jos kokiam nors tūse, kur ji nepasitikėjo, tavim kažkas ten įvyko ar panašiai? Nu, tūse buvau tai vakar, bet šiaip niekur nevyko. Tai nesvarbu, bet mes pasakysim, kad vyko. Nu tai gali, šiaip vakar buvau. Vakar, ji kažką žino apie tai? Tai jo, žino, šiaip minėjau ir nelabai patenkinta buvo. Žiūrėk, labai gerai. Tu paskambini, sakai, kad skambini, aš nežinau, kaip čia pasakyti. Sakyk, mano telefonas įsikrovė, žodžiu, skambinu iš kito numerio, čia bus irgi mobilus. Sakyk, žiauriai mane sąžinė užgraužė dėl vakar. Sakyk, palauk, žiauriai vakar užgraužė sąžinė. Ir žinok, vis dėlto buvo viena tokia mergaitė, su kuria tiesiog, sakyk, ji mane pabučiavo. Ta prasme, ji mane stipriai pabučiavo, aš ją atstūmiau, bet ji tiesiog, va tą pasakyk ir aš norėsiu išgirsti jos reakciją. Gerai? Gerai. O po to aš įpulsiu, nes aš tikiu, kad jie pradės ant tavęs rėkti ir gal kažką ten blogą sakyti, bet mes viską ištaisysim, gerai? Gerai. Klausyk, tai viskas. Aš skambinu, aš neįsikišu, prisistatai, sakyk mažytę, gražiai kalbat ir pasakyk apie vakar, kad tu ją vakar išdavei. Nu gerai, davai. Davai, bandom, palauk, to esu suksiu numerį. Jeigu gausis, tai bus gerai. O šiaip jį pikta? Nu ne, ką žinau, normaliai. Pavydi? Jau labai pasiūtus. Pavydi tai žiauriai. Žiauriai, ne? Nu, žiūrėsi. Žiauriai. O nesakysi, eik tu. Gali sakyti? Ne, gal ne. O padėti ragelį gali? Nemanau. Gerai, bandom. Bijai? Numetė ragelį, klausyk. Numetė? Tai gal klauso? Ble, nemanau. Nu, nežinau. Nu gaila, bet va toks žaidimas yra. Supratai? Gaila, kad numetė, ar ne? Nu, bala, pamėginsiu dar kartą. Gal... Na, pamėgin. O ką, įveikia dabar? Šiaip nežinau, bet jau čia arba mokasi, arba prie Arba kur? Prie telka. Čia pasigirdo pirty. Ne. Alio. Alio. Kas išneka? Kaip tai kas? Tautukas? Tautukas? O kodėl man rašo, kad nežinomas? Taigi iš tikrųjų telefonas dabar pas Paulių. Nu. Norėjau biškį pasišnekėti, ką tu veiki. Aš pas Agnę. Pas Agnę vis dar? Aha. Aš nakvosiu pas ją. Nakvosi? Aha. Tai kaip ir tai šūlė? Ką? Ir tai šūlė eisit? Tai eisim, tai mums į 3 pamoką, tai žinai. Nu, ką? Ne, tai žinai, karočią, dėl to vakar tūsą šiek tiek norėjau pasikalbėti. Nu?
Tai va, žinai, ten buvo tokia atėjus draugė, ten tokia Rolanda. Nu. Ir ką žinau, čia dabar taip nenorėjau to sakyti, bet čia jau sąžinė krauja. Jo, labai gerai, nebes nekės nieko. Ką, tai tu man leidži pabaigti? Nu. Nu, tai karočią, klausyk, buvo ta karočią Agnė tokia, Rolanda draugė. Nu. Nu, jinai tai biškiai, nu, tiesiai išėsi sakant, pripiso. Nu. Nu, ir pradėjo kabinėtis prie manęs. Vaiko. Nu, tai kas, nu tai žiūrėk, aš nieko nedariau, jinai pradėjo lysti. Kodėl tu man dabar skambini ir tai sakai? Nes žiauriai sąžinė graužia, aš noriu pasakyti, kaip buvo. Tai palauk, iš Pauliaus reikia skambinti, pas Paulių dabar sėdės. Nu, tai man įsikrovęs telefonas, nu, tai atėjau pas jį pabūt. Tai žiūrėk, aš pradėjo lysti, nu, pabučiavo, nu. Tu juokauji. Nejuokauju, nu, aš tai atstumu, bet tai lindo. Blet. Nu, žinok, stipriai, tu čia pasakėjai. Bliam, padėjo. Padėjo, gal dar perskambinam? Nu, bandy, bet jau čia nekėlas, jeigu ką tai reiks. Vargšė mergaitė, dieve mano. Taip susijaudino. Nu, jinai... Žinok, aš pats jau pradėjau drebėti net. Aš mačiau, kad jį labai parinas. Tėvulį mielas. O kaip čia ją dabar reikia... Palauk, tuoj gimdysim situaciją. Matai dėl... Bet tai žinai, jeigu viską paaiškinsi vėliau, tai čia nieko blogo nebus. Tik dabar. Tai paaiškinsi. Bet tu čia rimtai užvarėjai, labai gerai. Na, pakelk. Guste, pakelk. Kaip? Aš žinai, milisekundės pritruko. Guste, Zip FM radio stotis ir mes su tavo bernu tave išdūrėm. O Dieve. Nepyk, viskas čia tvarkoja. Jo, žinok, čia... Aš šikniau, durnius nekenčiu. Čia yra specialus žaidimas, žinok, toks, kurį reikia padaryti ir už tai mes jums dovanosim dovanų. Tai Gustė, O nepyk. Dieve, čia Jonas? Jonas, čia Jonas. O Dieve, kaip išgąsdinot, nu, rado kam tokį šposą daryt, nu. Tai taip ir jau buvo. Maladėts, vat, labai smagu, vat, Tautvydas išpildė viską, pasakė, ką aš sakiau, o tu sureagavai labai taip, nu kaip čia, žmogiškai iš Aš tiesų. visada taip reaguoju. Gerai, žinok, jisai juokauja, nieko jis neišdavinėjo tavęs. Nusiramink, tai viskas gerai. Nu, gerai. Nusiramink. Nu, Gerai. Tai mylit vienas kitą? labai. Gerai. Gerai. Ačiū. Gustė, iki. Gerai, Tautvydai, viskas ok, ačiū Dievui, kad pakėlė. Net man, žinok, taip širdis pradėjo baladotis, nežinau, kas čia darosi, bet buvo labai smagu. Tai klausyk, nepadėk ragelio, aš sutarsiu, kaipgi su tavim atsimsi mūsų tą plakačiuką, gerai? Gerai. Iki. Iki.